Labukas. Dauguma lietuvaičių linkę save nuvertinti ir Dievas nenori, kad mes kritikuotume save. Jeigu koks žmogus pasakė, galbūt mes ir suklydom, galbūt kažką ne taip padarėm, bet neturim savęs teisti. Dievas nuteis žmonės. Ir aišku, reikia gailėtis, pasigailį ir palikti tai. Nereikia savęs graužti. Ir kiti, pavyzdžiui, turi tą neatleidimo nuodėmę ir jie vis prikaišia tau tą nuodėmę. Aišku, tu suklydai, tu gali pasimokyti, bet jeigu tau pastovi prikaišęs, tai kai tu gali mokytis, jeigu tu, gyveni praeityje, tiesiog gyveni praeityje, savo neatleidi, pro to pradedi savęs nekęsti, aplinkinių nekęsti. Atsiranda neapykanta ir reikia taip palikti. Jūs turit kaip tik nekritikuoti, save mylėti, save gerbti ir stengtis, kad ir taip elgtis su kitais. Nes jeigu tu jas kritikuosi, aišku, iš tokių žmonių, kritika nepagerina žmonių, tik pablogina. Jie pradeda blogėti. Ir tai neduoda gerų vaisių, tai tik tai pablogina santykius, pablogina šeimininę situaciją, pablogina viską. Jeigu darbe kritikuot per daug, tai darbe būsit nemėgiamas, niekur būsit nemėgiamas. Ir tai tuo pačiu žeidžia kitus žmonės, aplinkinius. Nes, pavyzdžiui, pažiūrėkit, jeigu kas pageria, tai visi jau laimingi, jau kad myliu vaikštą, netgi puikuotis nereikia, aišku, bet nereikia ir perlenkti lazdą save teisint. Turit palikti tą praeitį ir užmiršti. Ir jeigu yra koks žmogus, kuris jums primena, tai tokį žmogų tiesiog palikit. Sakykit, arba pamiršti praeitį, arba manęs nebėra. Ta prasme, nebėra jo gyvenime, turiu minty. Nes, kiek galima klausytis to paties. Jeigu žmogus toksiškas ir santykiai toksiški, toksiškas reiškia, kad, kaip nuodė, dvasiškai tave nuodė. Ta smugdina, žemina ir taip toliau. Atima visą tą gyvenimo džiaugsmą. Ir kai toks žmogus pasitaiko tą kelyje, turi arba, nutraukti draugystę, arba įsiskirti, turi kažką daryti. Prašau sekti mane ir sužinosi daugiau, ką Dievas man šneka. Ir iki greito. Geros dienos. Ate.